Sveiki visi čia Lukike ir šiandien Lušiumatis kila savo pirmą epizodą, kadangi kai kurie mūsų buvo damucivenom, kadangi čia esu jau prasilošęs, kartais padarysiu ten PvP video, o dabar čia bus mano naujas survival let's play. Aš ketinu daryti su draugu moda serijas, tačiau dar nežinau ar tikrai. Tai viena džiugi naujiena. O antra tai jog aš tiesiog pradėjau lošti kitą servą ir kol kas man gerai sekasi. Turiu su trečia ranka, kai jūs kad ateinate į servą, galite pasikelti trečią ranką, bent jau man taip išėję. Va, radau gerą tokį mainą, nelabai norėčiau jums rodyti, kur aš esu, gal dar susirasit ir nužudysit. Arba tiesiog viską išmaninsit. Tai va, štai, kaip matome, send. Dabar reikia apsidaryti, nieko nėra nieko. Taigi čia atrodo viskas. Nežinau, gal už send bus kažkas. Vanduo yra. Ledas. Nenoriu iš vandens ir ledą. Taigi padarome benčą. Pamanome su pikianku, kiek čia? 8. Taigi ir pasidarome viryklę. Ką darysime su viryklę? Taigi, man atrodo, bus taip. 1, 2, 3. Set home. Ir einam į workshopą parduoti šitų dalykų. O kodą neįmanoma parduoti? Aš nesuprantu, kur kaulas. Neįmanoma kaudą parduoti. Kągi, dirtą aš turiu. Turiu tik 37. Tai... Ką čia galiu dar parduoti? Atrodo nieko. Kodėl nėra kaulo pirkti? Parduoti tiksliau. Nežinau, gal čia... Ai, ne, čia yra. Iš tikro, nėra kaulo. Reikės pasakyti jo, kad mina zadėtų kaulo. Nes aš jo niekur nematau. Da, pavoksiu diamondą. Iš tikrųjų norėčiau pasigaminti diamond pickaxe, bet man kainuotų 450. Vienas. Oi, ne, išeis. Atsiprašau. Taigi atsiprašau už tai, bet man paskambino į telefoną. Slash home. Naujokas tai galiu. Gaila, nieko negaliu parduoti, bet pickaxas gerai bus. Trys iron. Pickaxų nesidarysiu. Tai mes vis dar manome. Atsiprašau, jog šis epizodas gali būti koks nors nuobodus, bet aš tikrai tikiuosi, jog taip nebus. Todėl aš dabar kaulas. Jeigu kam atrodo, kad kaulas bevertis, aš tiesiog iškirpsiu cobblestone'ą, kad jis brangiau parsiduotų.
Tai va, daugiau pinigų gausiu. Tai praktiškai toksai verslas. Jeigu kol neįmanoma parduoti, iš jo vis tiek galima gauti pinigų. Tai dėl, va, čia jums bus patarimas. O Jėzus, dar kolas. Gerai, kad bent jau XP gaunu, galėsiu enchantant ką nors. Kągi, po kol kas taupysiu ant diamond pickaxe, kad galėsiu enchantant. Iš tikro yra warp XP, aš ten ketinu nueit. Gauti XP ir enchantant savo diamond pickaxe, kai aš jį gausiu. Na, arba ironingo aš tokį gausiu. Mano tikslas yra tapti stipriausiam šitam serve. Toks yra mano tikslas. Ir iš tikrųjų labai nusiminčiau, jeigu man nepavyktų. Vis dėlto startuoju tik dabar. Tai praktiškai šis video bus gal 2 sykius į dieną arba 1 sykį į dieną. Nežinau dar kol kas. Ir noriu pamėginti užkariauti šitą servą per 5 dienas, sakykim. Šeštadienį jau noriu būti geriausias serve. Tai va, o pelikė. Štai. Tiek daug kolą turiu. Kągi, reik pramainant. Nors ne, žinot ką, kol tai vyksta, aš einu warp XP. O! Merkit jūs. Čia geras būdas gauti pinigų. Nes gold nugetai susidaro į goldą. O goldas, žinau, visai brangu, kaip parsiduoda. Tai jo, čia geras būdas, o, gavau pigment galvą. Wow! Bent greitai gausiu tam. Taigi kėlinam. Wow! Aš žinojau, jog tai gali būti toks geras būdas gauti pinigų. Tai gaunu XP praktiškai. Gaila, čia nėra darbų. Aš iš karto stočiau į medžiotojas. Kėlinčiau tos pigmenus ir gaučiau money. Patirtis 350. O! Wow, patirtis man didėja. Zoomai 1, kaip matote. Zombies pigments. Tiek daug headų. 10 headai. Čia dar yra. Kągi, man atrodo, pakaks. Einame į warp. Šop! Šop, šop, šop! Tu. Home geriau. Visur gerai, bet namie geriausia. Nes turime juos sukraftinti. 1, 2, 3. Nežinau, po kiek gausis. Kągi, gausis tik po 3. Biškutė aš iš tikrųjų nusiminiau. Bet kągi, /warp shop. Ir taigi, parduosiu viską ir tai bus video pabaiga. Tikiuosi jums video patiko. Laikinkit, subscribinkit. O aš užmiršau. Pavedinu padviesiu. Reik valgyti obuolius. Žinau, kad kai kurie galbūt galvojate, Lukai, ką tu darai, taigi geriau pasitaupyti ant golden apple. Aš iš tikrųjų, kadangi dar neturiu jokių gerų armorų, aš neketinu taupytis kol kas. Taigi. Su ironu tai gerai. Gerai, kiek aš turiu pinigų? 362.
Labai norėčiau parduoti Diamondą dėl rankų. Dar plius labai norėčiau. Gerai, tai bus video pabaiga. Viso gero, kaip visada, su jumis buvo Lukeke. Ir tikiuosi kitą epizodą būsiu